kaip bus už 30 eurų mes pasigaminome šį nuostabų šviestuvą. Taigi, šviestuvo idėja realiai gimė po pirmo apsilankimo Troboje, kai grįžę pradėjome ieškoti įvairiausių interjero detalių, minčių ir idėjų. Pradėjome naršyti internete ir akis užkliuvo būtent iš tokio tipo šviestuvų. Pradėjome žiūrėti, kiek kainuoja ir nusprendėme, kad vis dėlto pigiau tikriausiai bus pasidaryti patiems. Ir ilgai neužtrukome. Realiai tą patį vakarą nuėjome į AliExpress ir išsirinkome šios nuostabius patronus bei retro tipo kabelį. Už juos sumokėjome atitinkamai 12 eurų už kabelį ir apie 15 eurų už pačius patronus. Tada pradėjome ieškoti lempučių ir mums labai pasisekė, nes Maxima radome būtent tokias dekoratyvias lemputes vos po eurą 2 už vienetą. Ir, teko palaukti, nes pasirodo, kad renovacijos procesas pakankamai ilgas. Eilė šviestuvui realiai atėjo tik tais po metų. Truputėlį pasidėliojo kabelius ant balkių, nusprendėm, kad būtent gražiausias variantas, kai visos lemputės yra krūvoje. Ir taip pasikabinome. Labai džiaugiamės savo atliktų darbų. O ką apie jį manote jūs?